Draugai, o dabar visiškai rimtai ir be bairio. Kaip susitvarkyti su cigarečių kontrabanda? Girdėjote, kad šiandien vėl, šiandien vakar, šiom dienom vėl suėmė gaują, kurios brandulį sudarė policininkai, taip, šalčininkų, pasieniečiai, koks netikėtumas, Vilniaus mentai aukščiausiame, pagrindinėme, viršutinėme komisariate ir taip toliau. Ir galo krašto nematyti, o tas mūsų juokingas pasienio apsaugos tarnybos pirmininkas, giliai nelietuvišką pavardę, Liubajevas, aiškina, kad žinokite, čia tie 3 pasieniečiai, kurie suimti, tai viso labo, tai yra krislas vaiko tyrumo ašaros akise ir 99,99% pasieniečių yra dori ir nekalti. Aš primenu Liubajevui, kad 3 pasieniečiai nuo 4000 pasieniečių tai yra ne 0,001%, kaip jisai teigia, 0,01%, bet tai yra 0,75%. Tai yra 0,075%. Beveik 0,1%. Tai yra 10 kartų daugiau, jau tie 3 pasieniečiai pagauti 10 kartų daugiau negu Liubajevo tenai. Čia netigini, čia nesiskaito, čia 99,99 yra pas mus tyri. Nifiga, ten pas jūs tiek tyrų nėra. Jau iš karto vienos kratos metu, vieno reido metu pakliuvo, buvo represuotas beveik 10% visos jūsų tarnybos. O jeigu visus ten jūs prakrėsti, tai tarnyboje liktų, duok Dieve, kad liktų bent pusė pareigūnų. Ir tokioj situacijoje gaunasi šitą kontrabandistų gaudimas, kontrabandą platinančių gaudimas, gaunasi toksai amžinas žaidimas, kai bitės kovoja prieš medų. Ar ne? Nes jų rankose yra visa sistema, jų rankose yra šitie srautai kontrolės, jų rankose, jie patys dirba su kriminalu. Yra užfiksuota, kaip Lietuvos pasieniečiai atidaro koridorių kriminaliniams nusikaltėliams pereiti iš Baltarusijos į Lietuvą. Taip, Baltarusijos KGBistai viską tą užfiksavo, pokalbius, derinimus, kada atidaromas koridorius, kur eiti, įrašė, liudijimus ir prisipažinimus iš banditų, kurie tais koridoriais buvo išgabenami iš Baltarusijos. Paėmė. Tai Lietuvos pasieniečiai, Lietuvos mentai, Lietuvos prokuratūra, tai yra bendra mafijinė sistemos dalis ir jie suaugę su kriminalu. Bet grįžkime prie kontrabandos. Tam, kad nutraukti cigarečių kontrabandą į Lietuvą, reikia padaryti labai paprastą dalyką. Reikia nuo pat mažens aiškinti ir auklėti, kad nuodyti save tai yra kvaila, tai yra tyčiojimasis iš savęs, kad protingas, save gerbiantis žmogus gyvena blaivas, jokiais cheminiais preparatais, nikotininiais dūmais, alkoholio injekcijomis per burną savęs nenuodija
ir gyvena sveikas ir laimingas, sąmoningas, blaivaus ir tyro proto. Ir tik tai tokiu būdu, sunaikinant šitą ydingą, iškrypėlišką, pasišlykštėtiną pasipelnimą iš apkvailintų žmogaus silpnybių, praktiškai priverčiant žmogų pradėti vartoti, na bent jau pabandyti vartoti, o paskui paverčiant jį narkomanu, tai yra priklausomų nuo šitų psichotropinių medžiagų, nes alkoholis yra narkotikas, nikotinas yra narkotikas ir visi kiti ten tie cheminiai spektrai, prie kurių žmogus įjungsta ir be kurių paskui jam pradeda jam lomkės darytis, ar ne, ir jisai tiesiog reikalauja dar ir dar dozės, tai yra narkotikai. Ir tai, kad jie legaliai pardavinėjami kiekvienoje parduotuvėje, tai yra nekaltas dalykas. Tai yra iškrypėliškos, banditiškos sistemos požymis. Įsivaizduokite, taip, lygiai taip pat parduotuvėje šalia tų nikotininių narkotikų, šalia spiritinių narkotikų, lygiai taip pat gali stovėti lentynos su visais kitais narkotikais. Jie yra lygiaverčiai, skiriasi tik tai jų poveikis į organizmą, ten pripratimo greitis, ten kaip jie žaloja ir naikina organizmą. Dėl ko alkoholis ir tabakas šitose visuomenėse, šlykščiose, išnaudotojiškose visuomenėse, kur vieni bando pasinaudoti kitais, užsidirbti ant kitų žmonių nelaimės, išsiurbti kitų žmonių kraują. Kodėl alkoholis ir tabakas yra leidžiami, taip, o kiti narkotikai yra draudžiami? Todėl, kad kitų narkotikų vartotojai blogai atlieka savo dvikojų gyvuliukų paskirtį. Tai yra, jie pradeda nebedirbti, jie degraduoja labai greitai ir kelia vien problemas sistemai. O štai žmogus vartojantis alkoholio narkotikus, jisai gali ilgai išbūti darbo rinkoje, kai kurie net visą gyvenimą kultūringai kvasija, tvatija ir atlieka savo funkcijas, ar ne, kaip čia pasakius, dvikojo darbinio gyvulio. Lygiai taip pat ir tabakas. Ar ne? Žmogus gali ilgai rūkyti, kol jisai save damuš iki tenai įvairiausių vėžio ir kitų ligų formų ir tada jau užsilenkinės. O kadangi šitie nuodai, šitie narkotikai ne iš karto užlenkia žmogų ir faktiškai palieka darbingus, netgi tie tabako visos travilkės, ypatingai tie veipiniai nuodai, jie nedirgina aplinkos, jie tik tai vieną žmogų padaro narkomanu, kuriam reikia pastovios dozės, bet netrūdo jam atlikti darbinių funkcijų, išskyrus tai, kad jisai tenai kas 45 minutės turi išbėgti su tą dozę į save susisiurbti. Tai yra viskas šitos sistemos akimis yra normos ribos. Todėl realus kontrabandos užkardimo būdas tai yra sveika, sąmoninga visuomenė. Bet ar tokia visuomenė yra reikalinga šitai sistemai vagių ir banditų, kurie žmonėmis manipuliuoja, kuriems reikalingi apkvailinti, apdurninti žmonės, niekada taip pat iki galo neišeinantis iš šito narkotinio savo transų ir savo tos narkotinės tos būsenos, apmištų, primištų smegenų. Taip, kad kontrabanda kapitalistinėje visuomenėje, žmonių nuodimas kapitalistinėje visuomenėje, žmonių žudimas kapitalistinėje visuomenėje praktiškai yra neišgyvendinamas dalykas. Bet tai nereiškia, kad mes turime su tuo susitaikyti, kad mums tokia visuomenė ir toks savinaikos būdas yra tinkamas gyventi. Ne, draugai mano.
Keiskime visuomenę, keiskime.